Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Tuoj aš jums žadu pranešti. Įsirinksit, visos čia norėjo iškristi ir tegul jos mums pasako ir parodo. Tai va, įsirinkit, kaip jūs mėgstat. Ir skaitau po vieną. Tai mes čia matom linksmą tokį piratuką, kuris, jis niekiek nepiktas, jis niekiek neįžūlus, jis atėjo mūsų palinksmint, papasakot kažkokių įdomių pletkų, netikrų istorijų, tikrų istorijų. Ir jūs rytoj kaip tik ir susidursit arba su tokiu veikėjų, kuris jūs visą dieną, ar gal dalį dienos linksmins dienos jūs, kitą dalį kur nors kitur nueis, arba jūs patys tapsit tokiais linksmintojais. Na, atsidursit situacijoje, kai reikės galbūt užimt svečius, galbūt palinksmint vaikus, gal kažkaip nuramint kokią uošvę, anytą ar tetulę ir jiem papasakot. Visokių istorijų būtų nebūtų, bet linksmų ir žaismingų. Žodžiu, bus tokių netikrų, linksmų nuotykių diena rytoj. O gal jums filmą tokį parodys. O gal jūs nutarsit knygą vaikišką parašyti arba nupiešti piešinukų. Žodžiu, nieko rimto, viskas linksma ir džiugu. Ir gal jūs net persirengsit piratais, kas irgi būtų labai, labai toks simpatiškas momentas. Žodžiu, nieko rimto nelaukit, laukit, kad jūs kažkas pralinksmins arba jūs pralinksminsit, bet būsit užsiėmę visą dieną. Įdomi diena. Ir šitas linksmintojas. Tai, bet jis nešokinės, gal jis truputėlį padainuos. Bet jeigu praeitas riteris buvo toks labai nerimtas bet labai žaismingas, tai šitas priešingai. Yra rimtas, atsakingas ir atneša jum tokių protingų žinių apie pinigus. Ir ne tik apie pinigus, bet apie jūsų realų gyvenimą. Ne apie kokias fantazijas, nors fantazijų irgi gali būti. Bet tai vis dėlto labiau tokie materialūs dalykai, tokie jūsų turtai, jūsų resursai, jūsų rezervai. Jis visą tai norės aptart. Aš nežinau, kam jis pasiėmė čia tą savo instrumentą. Tiesą sakant, aš ir nelabai žinau, kaip jis vadinasi tas instrumentas. Gal jis atėjo jūsų ne tai, kad palinksmint, bet tiesiog užimt, tiesiog nuspalvint jūsų dieną ir pranešti jums apie tai, kad viskas aplinkui gerai, kad jūs gražiai sutarėt su savo draugais, su savo šeimyna, su savo šuniukais ir kitais naminiais gyvūnėliais. Va, tokia lėta, rami diena, kai jūs nesijaučiat pamiršti, nesijaučiat palikti, o visiškai priešingai esat dalis kažkokios labai jaukios visuomenės. Taip, o čia mes saugojam savo pinigus. Tai stabilumo korta. Tai reiškia, kad jūsų pinigai yra saugiai padėti ir labai gerai išsaugoti. Kad jūs jų
tikrai neišleisit be reikalo. Jūs rytoj jos galit perskaičiuot, jeigu norit. Jeigu nenorit, galit ir taip tiesiog ramiai žinot, kad jūs turit pinigų, kad jūs turtingi, kad jūs tų pinigų, jūs rytoj nenorėsit leisti pinigų. Arba taip susiklostys aplinkybės, kad jums ir nereikės jų išleisti. Bet jūs karts nuo karto apie juos pagalvosit, pasidžiaugsit, kad jie yra su jumis ir gal net tos skrynios ir visai neatrakinsit, o jeigu jūs norėsit tą skrynią atidaryt ir ten viską perskaičiuot ir ten išgirst tuos garsus, kaip pinigai žvanga arba šnara, tai jūs taip ir padarykit. Jums čia niekas to nedraudžia. Ir jūs patys savo greičiausiai nedarausit. Žodžiu, tai diena jūsų kartu su jūsų pinigais. Jūs draugaujat, jūs vieni kitus saugot ir jums tai patinka. Taip, ketvirtas veidrodukų, tai tokia truputį nirvana, truputį ta situacija, kai jūs tarytum truputėlį nuobodžiaujat. Jūs jau viską padarėt ir daugiau nenorit nieko daryt. Jūs ramiai savo mėgaujatės savo galbūt pasiekimais, o galbūt svajonėm, o galbūt, dar gal jūs pagalvosit, kad reiktų kažką nuveikt, bet tada nutarsit, kad ne, darbas pasidarys pats savaime kitą dieną ir savo grožėsite savo visą aplinką, savo atspindžių, savo atvaizdų, savo visų dalykų atvaizdais ir atspindžiais. Jūs nieko nenorėsit visai, jūs viską turit, jums viskas patinka. Ir tai bus nieko neveikimo diena su visa šito veiksmo palaima. Žinot tą veiksmą nieko neveikimas. Jeigu nežinot, išbandykit. Labai geras momentas. Pasimėgaukit rytoj savim ir nieko neveikimu. Puiki diena.